atvykę į Portugaliją. Sveiki. Esame Braga mieste ir apžiūrinėjom vietinį kultūrinį paveldą. Mums vedžioja gintaras, kuris jau gyvena keletą metų. Savo giminės istorijų pripasakoja irgi. Dvaras labai įspūdingas tenais buvęs. Didžiulių parkų, baseinų. Priešai, kai atėjo, tai kariuomenė buvo užsidariusi, reiškia, čia pilyje, ir paskui išėjo iš pilies ir jau sako, jisai sako, ta karalienė savo mamą paėmė į nelaisvę. Ir sako, buvo teismas tipus organizuotis ir jisai ją nukirto galvą. Tai iš tikrųjų tai neteisybė. Aš paskui istorijos knygoje radau, kad ten sumeluota yra. Kaip visada istorijos apauga. Tenais į tą dvarą, ten įrengtas viešbutis dabar. Šitas yra išskirtinė tas mozaikos. Jo. Ispanijoje nebuvo. Graži medžiaga, ne sintetika. Jeigu padaro susitarimą su žemvaldžiu vietiniu dėl kažkokio tai sklypo ar kelių sklypų, tarkim, darbo juose, valdymui, tai jau toks Bet jei nebuvote Porte, greičiausiai žinote, kad Porto miesto ikona yra metalinis arkinis 2 aukštų tiltas, vadinamas Luišo I vardu, jungiantis Douro upės krantus. Vienoje pusėje tilto yra Porto miestas, o kitame Vilanova de Gala. Arka iš tikrųjų įspūdinga. Tilto atidarymo metu 1886-aisiais ji buvo didžiausia pasaulyje. Tiek ant paties tilto, tiek jo apylinkėse vyksta labai daug veiksmo. Taigi tiltas unikalus ir jeigu aplink jį vyksta veiksmas, atsisakyti tapti to veiksmo dalimi būtų kvaila. Vaikštam po Porto gatveles ir ieškom Porto upės. Douro upės. Jo, panašu, kad radom upę. Statyta knaipėmis. Kas? Čia tie laivai, kur praeis. Very vanilla. 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 Two. 2 vanillas. Yes, and Americano. The one. Americano 1. One. Okay, thank you. Valgom ledus. Prie Eifelio tilto. Luišo I, Kurį statė Eifelis, pradėjo statyti, o pabaigė jo mokinys. tai kokie tai genijai neprasmingi. Atsibodo, ai, per daug darbo. Sakytos berniukus gal netuoja. L'hôtel est très souple.
Qué bien vale, nada. Es que bien. Tiltas puikiai matomas mieste, bet miestas tilto prieigas lepia. Reikėjo truputėlį pasukti galvą, kol išlipome nuo upės iki viršutinio tilto aukšto. Mes lipome ir užlipome. Tiltas liko apačioje. Per aukštai užlipo. Ieškosim dabar. Nepraeisi. Nepraeisim? Bent apus. Aš čia dėkuoju. Einam pasižiūrėsim, kokia čia konfiguracija. Einam pažiūrėti. Kažkur iš kitą pusę. Kuleriaus stotelė. Tai kažkur tai iš jos turėtų būti praėjimas. Nes čia palei sieną praeiti nepavyks. Panorama į miestą. Prieš mūsų akis Ieškojo. toks mažas tiltas, kad neradom nieko. Matosi keli. Einam į kitą pusę. Apėjom ratą vertikalų į vieną pusę tilto viršumi, kitą pusę apačią. Čia kavinė, kurioje sėdėjom. Era só jogar a rede puxada. Era só jogar a rede puxada. Era só jogar a rede puxada. Era só jogar a rede. Paulinho da Gazeta.
embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescaria e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Quem sabe que muda o tempo? Quem sabe que o tempo gira? Ai, o tempo gira. Čia yra Portugalija. Šiandien rūkas, vyksta žolinės šventė, miestas visas gyvas, pasipuošęs ir mes taip pat pasipuošę ir pasirengę jums pasakoti apie savo kelionę. Bažnyčios varpai skambėjo nuolat. Tai buvo kaip visos šventės širdies plakimas. Visiškai pasiteisino tai, kad išbėgom apžiūrinėti miesto dar prieš pusryčius, visiškai anksti. Visi gėlių kilimai dar buvo nesijaukti ir visas bundančio miesto vaizdas autentiškas. Rytinio pasivaikščiojimo vinimi tapo orkestras, kuris žygiavo miesto gatvėmis ir priiminėjo miestiečių sveikinimus. Žmonės išėjo iš savo namų, plojo, mojavo, kitaip džiaugiasi. Viskas ir tvarkinga. Šiandien prabėgo procesija ir viskas sumaišė. Čia turbūt ėjimas tuo taku yra turintis kažkokią tai labai svarbią prasmę, nes čia visi juo eina, visi mindo tą grožį. Kai visi praėjo gėlių kilimais, tai prasidėjo kita šventės dalis ir šventė persikėlė į pagrindinę miesto gatvę, einančią pakrantę. Vieni eina, kiti žiūri. Čia visi laukia pasirodant, pajudant pačios pagrindinės procesijos, kuri užbaigė visą šventę. Lá é mais junção. É mais próximo, pode dar um próximo. Ir tada procesija pajudėjo. Matėsi, kad
išpuoštų platformų su šventaisiais nešimas yra ne tik sunkus, bet ir labai garbingas darbas, turintis savo technologiją, savo tvarką ir savo taisyklės. Tai va, išsisklaidė rūkas, graži vėl daina portugališka. Persistatėm laivą į kitą vietą, jau čia mūsų nuolatinė vieta. Ir prisišvartavom jau taip, kad galima būtų palikti laivą savarankiškai porai mėnesių. Švartuotė tokia daugiau ar mažiau įprastinė, prie pirštų. Bet stengiuosi padaryti taip, kad bet kuria kryptimi, jeigu būtų spaudimas, kad virvės dirbtų po dvi. Pageidautina viena iš vienos pusės laivo pusės, kita iš kitos laivo pusės. Tai viskas dabar atsipalaidavę, kadangi vėjo nėra, bet prastumdant laivą galima daugmaž patestuoti. Priekinės virvės pas mane su amortizatoriais visada. Ir sudubliuotos jos yra, jeigu kas nors atsitiktų amortizatoriui, pailgėtų virvė, tai dar būtų antra virvė, kuri saugotų, kad laivas per daug negriūtų ant kaimyno, jeigu iš tos pusės bus vėjas. Čia toks biškį neįprastas yra mano sprendimas papildomai pririšti galą su šita virve prie klampės, kuri yra tarp dviejų stovėjimo vietų. Labai gerai, kad šita klampė yra iš tikrųjų, nes pririšus galą gaunasi taip, kad jeigu šoninis vėjas bus spaudžiantis prie šito piršto, tai ta klampė padės galai negriūti ant piršto. Tai jeigu aš dabar trauksiu laivą į piršto pusę, čia aišku viskas atsipalaiduoja. Bet daugiau aš jau traukti ir nebegaliu. Aš jau kažkiek įkrausiu laiko, bet ta papildoma galinė virvė jinai dabar įsitempia ir nukrauna slėgimą nuo kransų. Aišku, kažkiek tai padidėja priekinės virvės įsitempimas, kadangi laivas karsuojasi. Bet bendrai visa sistema turėtų veikti gerai, bet kokiam sąlygom. Laivo kelioninis bardakas. Mūsų pagrindinis lagaminas. Daiktai, kuriuos paliekam, daiktai, kuriuos vežamės. Viskas visaip stojasi į savo vietas. Valtis variklis prigulė čia. Svečių kabinoje. Jeigu išėjai džiūsta, groja, drėgmę savo garina. Ramunė prieš palikdama laivą tęsia kovą su pėdėsiais ir kerbėm. Kaip sekasi, Ramunė? Nieko, kol kas tik pradėjau, dar nepavargau. Tai va, tai toks mūsų pasirengimas laivo palikimui. Rytoj ryte jau važiuosim namo. Nu tai kaip tau šitas sezonas? Puikiai. Ypatingas sezonas tuo, kad šiemet vis pataikom į kažkokius renginius. Pernai to nebuvo kažkaip. Tai kažkaip tas pamatymas gyvenviečių, pamatymas gyvenimo to iš kitos pusės per šventes
per muziką, tai labai labai tas patiko. O kaip mūsų sezonas patiko jums? Sezonas baigėsi, bet Vivačia kanalas dirba toliau. Prenumeruokite mūsų kanalą ir pasidalinkite, paspauskite patiktuką, parašykite komentarą. Mes visuomet šito laukiame. Taigi, tam kartui ate, iki kito video.